Labas vakaras, jūs sakantis savo draugeliam žiūrėk ir duodantis palaikyti tą kažką, kas dūšta jūsų rankose, pamirštantis, kad ir jūsų galva dūšta tarp tų dalykų, darant triple backflipą nuo... Į baseiną, kuriam nėra vandens. Jo, ant lapų krūvos, kuri yra tokios formos tik dėl to, kad jinai yra ant plytų krūvos. Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg tušinukas, kurį pasiskolinai dar vidurinį mokyklai, negrįžtantis pas savo nuosavą šeimininką. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta paskutinį kartą į Zip FM studiją. Aš mačiau video, kur su žiebtuvėliu, kur bičas duoda žiebtuvėlį, bet prie rankas tokia šniurka prisirišęs. Žmogus prisijama, bando patraukti ir negali. Ir tiesiog atgal susigrąžina. Jo, šlikščiausias dalykas yra, kai tu duodi žmogui tušinuką ir jis graužt pradeda. Aš va dabar šitą pasiėmiau zipinį ir pamačiau, kad jis turi tikrai ne vieno žmogaus dantų žymės ir tą toksai, dėl to ir sugalvau šitą pasisveikinimą. Nu taip, nes pas mus čia Zipė, vat įdomu, kodėl pas mus tiesiog staiga būna, kad iškrenta per savaitę visi didžiai, susirga. Jūs čiulpėt viskas, kas padėta ant šitų stalų, kur ateina čia kai kurie žmonės apsikeičia, netgi yra ant mikrofų tokie bumbulai, kuriuos galiu nusimti užsidėti. Bet jų net nereikia, nes dabar šneki dar geriau girdės. Hei, draugai. Ja, o dabar, toks... hei. Ne, nu dabar visiškai nieko nesikeičia. Supratau. Nu čia turbūt, aš nežinau, kam iš viso šitas dalykas. Nu šiaip turėtų būti pop filteris. Ai, čia pop filteris, teisingai turėtų būti. Nu, Samarą padarysim žmonėm. Zip FM'as galėtų turėti pop filterį, hei, ir daugiau geresnės muzikos groti. Nieka, ta mūsų laida yra čia. Taip. Gali paaiškinti ir savo... grojam populiariąją alternatyvę muziką, kas irgi yra iš esmės pop muzika. Nu, bet it's still. Taip. Tipo, kažkiek bent jau. Ką norėjai sakyti? Gali, dabar galvoju, kaip žmonėm paaiškinti tavo šiandien stiliaus pasirinkimą. Klajumas yra alfabetas šiandien. Kuria prasme? Nes pas tave surašyta tipo normali abėcėlė ir to šalia arabiška abėcėlė. Kodėl tokia maikė egzistuoja iš vis? Todėl, kad pas mane būna tie tokie, aš kaip jau milijoną kartų visiems yra sakyta, aš turiu tą, kaip Dexterio laboratorijai būdavo, kuris atsidaro spintą ir 18 tokių pačių kostiumų, pas mane yra 18 tokių pačių maikių. Kai aš visas savo skyšiais suterlioju, ir jos visos sudėtos. Dabar į upę negali išeiti žlugtos. Jo, dabar įžų pasidengia, o aš nerimo ant galvos davino nenoriu daryti. Tai ir būna tos skalbimosi dienos, kur tu viską vienu metu, ir dėl to šos kaip brangu būna, nes reikia didelį laudą skalbti, žinai, viską išnaudoji. Ir tai aš tada pradedu iš to jau galo spintos ieškoti maikių, žinai, tokia, kur tu išsitraukia kokią oranžinę, kur tau kažkada padovanojo per gimtadienį, kur sekso pozos, pavyzdžiui, parodyta, žinai, visas. Ir ten Monday, misionierius, haha, ir stikmenai daužas. Yeah. Aš turiu vat visokių tokių maikų ir ten shit, where's my beer? Ir viena iš tų yra su arabiška abėcėlė. Tiesiog. Gerai, istorija, kaip tai ją gavai? Man atrodo, kad mano močiutė man ją davė. Aš jeigu neklystu. Buvo čia toks užėjęs vaikinukas, va paliko kaip tik tavo dydžio. Nu, tiesiog explosive relationship, žinai. Su ferverkais. Su ferverkais išėjo iš mūsų šeimos. Nu, nes man labai įdomu šitas to. Nu, mano močiutė daug keliauja, ne taip kaip aš, jinai iš tikrųjų daug keliauja. Kas buvo, aš tau pasakau labai juokingą susidūrimą mūsų kolegos Vitalijaus su mano močiutė. Gali papasakoti, man tai labai juokinga buvo. Kur ta prasme, labai keistas dalykas, nes mano močiutė yra labai jaunatviškas žmogus. Ten yra... Nu, mes šnekėjom, kad ji jaunesnė už mus realiai. Jo, ten yra niekaip nepanašiai tradicinė ta tokia, kur sėdi padjezdė ir karposi nagus, pavyzdžiui, į bliūdą. Nėra to tokio, žinai, kur kūgelis nėra savaitės įvykis. Va taip pasakykime. Ir jinai yra... Bet kai tu ateini, tai būna kūgelis savaitės įvykis. Tai jau patikėk. Tai ir jinai ten gydė yra, jinai vežioja visokiausius ten užsieniečius po Lietuvą, kai ten reikia jam ten visokių ekskursijų ir panašių dalykų. Ir jinai atvaro čia ir ateina mūsų ten kolega ir jisai galvoja, kad bet tu net ir iš išvaizdos gali pasakyti, kad jinai jaunatviškiau atrodo, bet jam vis tiek išgirdo žodžių močiutė ir jam įsijungia tas "Labą dieną, ponė", sakau. Ir jinai tokia, ko iš rėkiant manęs? Ir jinai tada sako, nu tai va, sakau, močiutė, ko tu tokia ruda? Jinai sako, nu tai aš buvau šitame Balyje ar kažkur ten.
Sako, vakar iš balio, žinai, nusileidau. Ir jisai, tai tas balis, tai turbūt sodė jau jūsų, ne, normaliai, aš blemas. Jau užlaužęs kaklą klaimas. Baig, blem. Pašnekėt biškai. Baig, blema, bet... Tai va, tai mano močiutė visokių va tokių dalykų turi pilnai. Aš kažkada jos Messengeriui atsidariau, nes jinai sako, kaip čia naudotis to Messengeriu, nes jos dažniausiai argumentas yra yra tas toksai, žinai, man kažkas neveikia, tu ateini, nei ten kažkas neveikia, nei nieko, tu tiesiog, kad pabūtum. Bet Maikės kalbė tavo, kad neišeitum. Jo, kad pabūtum, tai ten, jeigu ilgai būni nebuvęs, tave kažkaip tai prisivilioja. Tai ir sako, man čia tas Messengeris kažkaip aš jo nelabai suprantu, čia kada man rodo tas žinutės? Sakau, tau rodo, tas jeigu ten vienetukas yra raudonas, arba ten dabar kažkoks kitoks, tai sakau, tau ten yra kažkas, tai gali paspausti ir pasižiūrėti. Ir aš atsidarau, ir ten gal tokie 4, kuriuos spėjau pamatyti, nuo kokių 40 toks vyrukas su akiniais nuo saulės, iki tokio, jau tokio... tokio, jubiliejinė tokia fotkė, žinai, kur su gėlėm sėdė, kur gali būti, kad fortepijonistas, arba tiesiog labai gėlių jam kažkas pridovanoja yra, nežinai. Ir ten, Emilija, sveiki, labai jūsų pasiilgau, ir ten, žinai, ir vyresnių žmonių sekstokas yra, linksmiausias dalykas pasaulyje. Labai norėčiau vėl jūs pamatyti, išgerti kavos, o ten, žinai, čia yra, it's all code, čia viskas yra, kareiviai antro pasaulinio karo metu neturėjo tokių koduotų žinučių. Enigma nebuvo tokia koduojanti šitame imitation game, kaip vyresnis žmonės sako, hei, žinai. Ką, gerai, pradedam laičikę, ne? Paskutinė savaitės laida, ketvirtadienis, turim paruošę daugim visokių dalykų. 2 valandas su Vaidu ir Klaimu, laidų įrašai YouTube Mixcloud'e, įrašot Vaidas ir Klaimas ir klausotės jau daugiau nei 10 tuzinų laidų, taip pasakysiu. 3, 2, 1. Ir važiuojam. Šitą tu... Gerai, eterį vis tiek čia daug nepasakysi. Yra už ką tu, pavyzdžiui, pyksti ant savo tėvų? Ne, kad nenueit per daug real. Ne, nelabai šiaip yra. Nėra tokio dalyko, kur tu pagalvotum, blemba, Ne, nelabai. Nes aš galvoju, ar yra kažkoks, aš pato prieisiu. Būtent dėl iš kurios prasmės, nes, pavyzdžiui, jie man labai daug laisvės davė ir aš tą laisvę susikooperavau, tipo, kad ne kalėjime dabar sėdėčiau. Supratau. Tai tau proto užteko. Pavyzdžiui, aš... Vienas dalykas. Viskas buvo afigenai, tikrai žiauriai gerai, taip kaip turėjo būti. Aš labai džiaugiuosi, kad man ten nepirko dalykų, o į būrelius vedė, aš kompo ilgai neturėjau, žodžiu, labai pridarė dalykų, kurie man dabar labai naudingi yra visokios. Ten dailės mokykla, visa kita, animacija vedė, žodžiu, panašiai. Bet iš manęs labai griebdavo dalykus. Čia gal labiau, iš tėvo pusės dalykas buvo, kur tipo, pavyzdžiui, aš kažką darau, duok, aš čia padarysiu, greičiau bus. Ir tu pato pats pradedi bijai, žinai, atsakomybės. Tai vat man yra įdomu, kodėl aš tą sakau, nes yra dabar Indijoje vykstantis judėjimas. Aš galiu dar pridėti vieną dalyką. Dabar, pavyzdžiui, kai reikia prižiūrėti vaikus anetos, vėlgi sesų brolių, ir jie irgi, tipo, mokosi viską daryti ir, vis laik būna tasai, bet tai trikampės neina į kvadratą ir tą galėtum, tipo, parodyti ir dėti. Bet ne, tipo, tasai pats mokymosi procesas jiems žiauriai naudingas ir kai juos tu palaikai ir, tipo, ne tai, kad parodai, va, į šitą dėk, bet gal kažkur tokiam vos neužuomnam šnekėt, tai, tipo, tas cool yra. Gerai, rytoj mamyčių klube sužinosi daugiau, o šiandien mes galime jums papasakot apie tai, kad Indijoje vyksta judėjimas, kuriame vaikai, bet jau suaugę, savo tėvus padavinėjo į teismą už tai, kad juos pagimdė. Už tai, kad jie neprašė ir, žodžiu, niekieno neprašyti buvo atvesti į šitą pasaulį. Tai pavyzdžiui, naujajame Delyje, Mumbajuje, Rafaelis Samuelis, 27 metų bičas, planuoja paduoti savo tėvus į teismą už tai, kad turėjo eiti tai vadinasi antinatalizmas šitas dalykas. Tai yra toks, tikėjimų tokių sistema įsitikinimų ir jisai turėjo praeiti visą sudėtingą procesą, ten stojimų, mokslų ir jam buvo labai sunku ir jisai mano, kad tai yra nesąžininga. Kaip reikia vaiko atsiklausti visų pirma? Aš irgi tą pat norėjau tavęs klausti, sakau, gerai, neatsiklausti tavęs, bet kaip tai vykt turėtų? Jo, koks turėtų, nes, suvokėt, kad
ten kai jau vaikui 5 metai, kai jis gali atsakyti, ar jam zėba čia ar ne, jau abortai yra per vėlų. Tai vienas dalykas, jau nėra tokių supinių taip greitai išsukančių, kad susitvarkytų savaime. Nu tai žodžiu, tu pats supranti, kad čia yra nesąmonė, bet šitas dalykas siekia, kad tai būtų Human Extinction Movement, kad žmonių turėtų būti apmažinta, arba netgi kai kurie, kad jie turėtų būti išnaikinti, bet ne tai, kad kažkokią tai bombą sprogdinti, arba Thanosas, kad sprakteltų dar kažką, o tiesiog žmonės nebegimdytų vaikų ir atsigautų žemę vėl. Tai šitas vyksta labai dalykas. Ta prasme. Jeigu nori, galiu tikrai papasakot. Žiūrėjau, man atrodo, video, nes skaičiau straipsnį apie tą dalyką, kad, pavyzdžiui, kai šalis iš trečio pasaulio šalių, pradeda jau kilt ir ekonomika būna neparemta žemės ūkiu, bet, pradeda kažkokias technologijas kurti ir panašiai. Tai tuo momentu, kai prasideda normalūs oficiniai darbai, tada gimstamumas labai kris pradeda ir jisai sustabilizuoja, tarkim, su Europos. Taip. Tai kuo daugiau šalis, išsivysto, tuo labiau susilygina tasai visas dalykas. Nu jo, nes sunku būti darboholikų arime, pavyzdžiui, žinai, toks, kiek tu da gali ne, yra dienos laikas, kiek yra šviesų, tu užsiemi žemės ūkio. Tau nereikia 18 vaikų turėti, nes tu traktorių gali turėti ir jisai nudirbs daugiau negu 18 Taip, ir oficiniam darbe tu gali sėdėti nuo 7 ryto iki 7 ryto, nes tai šviečiantis. Nu, ta prasme, aš ką noriu pasakyti, kad žemės ūkis didelė dalim, jeigu jis nėra žiauriai automatizuotas, tai jisai ko gero yra susijęs su dienos ciklu. Gal su metų laiku dar netgi. Ir su metų laiku dar tuo labiau, ne? Nu tai kai žiema, ypatingai naujajam dėlyje, žinai, tos sunkios žiemos žinomos, tai ir birbinasi trobose užsidarė. Bet pas juos yra labai, apie tavą šiandien šnekėm, kad man jau pradėjo slėgti tamsai žiauriai, o pas juos vis laik yra labai vienodas paros laikas, nes jie yra ties pusiauji beveik, geografija vaidučia gal prašovau, bet tos vietos, kur yra ties pusiaujo vidurio. Ties molio su halva kasyklom. Taip, tenais, tai pas juos dienas vis laik vienoda, beveik ilga būna, tai saulės gauni lygiai visus metus. Jo. Važiuosi į Indiją? Į Indiją tikrai ne. Kodėl? Visiškai netraukia. Visiškai netraukia Indija. Viena spalvingiausių, gražiausių valstybių. Man jin taip nepasirodo. Bet tai Indija yra ten iš šiaurės ir pietų, kur ten nuo vieno galo iki kito nuvažiavęs, tu ten skirtingus dialektus išgirsi. Pavyzdžiui, kaip tu galvoji, aš atskirsiu tos skirtingus dialektus? Ne, aš ką noriu pasakyti, kad... dialektų keliauji? Ne, ką aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, visa Afrika nėra skurdi. Kaip, pavyzdžiui, ten koks nors Johannesburgas yra visiškai išsivystęs su ten aukščiausiais pastatais, ta prasme, Lietuva taip neatrodo. Tai aš tau tą patį apie Kazakstaną sakiau, ko tu nori tą Kazakstaną, o aš tavo Astano sostinę parodžiau, tu irgi, važiuojam Las Vegas. Nu, nes mano visos žinios iš Borato, ko tu tikiesi. Nes kaip su Šuraivu irgi kalbėjom, sako, lietuvių didelės, daugelį žinių apie rusus yra iš Pervai Baltiskį ir atrodo, kad vien tik tai muzikinė kaukė rusiška, dialogika. Kokia gera laida. Visi šitie dalykai. Nes iš tikrųjų tokia didelė valstybė turi turėti kažkur kažką gero. Miškų daug yra. Miškų daug yra iš tikrųjų. Tu žinojai, kad yra Vaiso, kas daugiau, jeigu net dokumentikas. Russian Jesus? Yra Russian Jesus, tai ten ne vienas. Tų kultų Rusijoje yra labai daug, nes ten yra daug, kur jiems įsikurti. Ten jie įkūrė miestelį ir sėdėjame. Kitas dalykas yra tokios priverstinio darbo stovyklos Rusijoje, į kurias veža iš Šiaurės Korėjos žmonės. Tave iš Šiaurės Korėjos atveža, tu sėdi į Kamazą, kur po to YouTube video įdeda, kaip jisai iš purvo važiuoja 90 laipsnių kampu ir žinai, tie visi video, kur jungsi Kamaz fail arba Meanwhile in Russia ir jau bus kaip ten su 2 ratais. Kur jų inžinieriai yra, kad prie rato balkį priklijuoja. Išsisuka ir pasidaro. Tai va, ir jie ten kasa ir daro ir pjauna medžius, tos jų medynus milžiniškus ir visus kitus dalykus. Ten, nežinau, ar ten... Atostogų realiai išvaro, ne? Nu, taip, nes Šiaurės Korėjos, kiek atsimenu, savaitė yra 6 dienos darbo ir 7 yra savanoriško darbo laisvadienis. Jo, kažkur šito domėjausi. Tai va, šalnos visokios yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Girdėjai apie šitą dalyką? Kad šalnos ten vyksta? Nu, taip, žiauriai šalta ir nais visi išmirsi šalta. Tai va, aš pažiūrėjau, Čikagoje labai skundės žmonės, Čikagoje šalta -25. Ai, tai čia... Kad pas mus kiekvieną žiemą būna šitas, šią dar nebuvo. Jo, tai labai džiaugiuosi to. Ir dabar aš tau numečiau, matei? Nu, mačiau, kur bičas pylė. Taip, būna tasai bairis, kas nežinot, pavyzdžiui, pasiemi verdančio vandens puodą ir jeigu yra, tarkim,
tie patys 25 ar minus 20, jeigu tu išveiti į orą, tai jisai tokį sniegelių pavirsta ir tipo nuvaro žemyn, tai bičias tiesiog šovė į viršų ir savis verdančių vandeniu apsipylė, nes nebuvo pakankamai šalta. Ir kaip iš policijos akademijos tas vaikšto. Jo. Koks yra didžiausias šaltis, kokie esi išgyvenęs? Nu, tai man atrodo, mes vienodą didžiausią šaltį esame. Aš tai neatsimenu, aš nefiksuoju šitų dalykų savo gyvenime. Aš atsimenu kažkada prieš 2 metus, tipo, kai ėjau sporto klubą, buvo tikrai minus 25 ar kažkas tokio, bet jau kur šalika užtarišęs, tipo, aplinkui nosi, kiepka, ausinės ir vis tiek nuvariau. Jo, bet tėvų laikais vis tiek šalčiau buvo. Nu, va, ten tai tikros žiemos buvo. Dabar čia jūs jau... Ta rūbų nebūdavo. Išpopinti, kas nebuvo šiltų rūbų. Tu matei, kaip esi kada nors atsidaręs senelių šubinę, kur kabo cielos meškos tik be galvos, kur tu užsidedi ant savęs ir tu atrodai kaip šitas, kaip važiuojant iš šiukšliadėžį, tavo kojų nesimato ir tiesiog braukės per žemę, tu atrodo, kad levituoji toks. Gal, bet, nu, ja. Tai va, gerai, aš dar kažką turėjau, palauk sekundėlę. Vyras savo žmonai, kuria jau buvo viskas, jau žinojo, kad jie yra paskutinės dienos suskaičiuotos, jisai iškėlė balių su daug dragzų ir kitų dalykų ir, nu, aišku, jis ten buvo po to suimtas. Visko vertė buvo $250,000. Nice, tai geras balis buvo. Nu, aš galvoju, Timberlake's turėjo būti. Nu, aš abejoju, ar važiuotų ten Timberlake'as, bet mes kalbam apie tokį meth fueled party. Tai biškai kitokia publika rankos. Kitokia, jo. Tie tokie, žinai, kur prasikasė odą iki tokių faces of meth. Aišku, čia būtų dabar natūralu klausti, ką tu darytum, jeigu, kaip tu atsitūsintum, jeigu paskutinės dienos būtų. Ar tu eitum saulėlydžio pažiūrėti nuo Everesto? Į Indiją nukeliaučiau dialektų paklausyti, nes nenoriu mirti nepaklausęs dialektų Indijos. Nežinau, neįsivaizduoju, ką daryčiau. Bet tai, ko gero, į zipą nebetvaryčiau. Jo, greičiausiai. Ar dar ateitum čia atidirbti vieną laidžikę, žinai, ir tada... Iki algalą. Kartą į mikrofą, žinai. Paskolą pasimčiau ir... Vat kam tai ta... O, žiūrėk, o kai duoda paskolas, jie netikrina tavo medical? Man atrodo, kad tikrina. Nes turėtų būti, nes tada būtų labai... Tikrai... Nu, bet matai, vis tiek ta paskola kažkam kitam peršoka tada. Tikrai, kad kažkokiais 70-ais pirmas Gudročius tai padaręs visiems šitą dalyką sušiko, nes kaip nors padauchino ant kokių 100 štukų kokį nors Johnson's banką ir jį dabar visiems šitas išvarė. Taip, Karibus išvarė ir dabar jau mes nei vieną šitą dalyką nebegalim daryti. O ką tu darytum? Nu tai irgi neįsivaizduoju. Kažkaip tūsint atrodo tuščia būtų. Nu, kas iš to? Ką žinau? Kad albumą įrašytum su visais Lietuvos atlikėjais, kad atsimentum. We are the world, we are the children. Su kokiu norėtum atlikėjų rašyti dainą? Nesvarbu. Gerai, įsivaizduokim, mirti išimom iš šito dalyko. Su kuo vat norėtum dainos? Dabar iš gyvų? Nu, gal ir miręs. Įdedam vėl mirti atgal, bet jau iš kito galo. Gerai, su B.I.G. Notorious B.I.G. Ką tu su juo darytum? Nežinau, bet man atrodo, kad tai būtų. Jo. Kuris jisai varo savo tuos visus raštus. Baučiku, wow, duotum bitą, jisai klipę nusifilmuojant. Jo, aš tai nežinau, su kuo iš tikrųjų norėčiau. Aš norėčiau su kažkuo tokiu... Arba su Sinatra, tai žinai. Aš tai su kažkuo netokiu kietu, aš norėčiau su kokiais Milli Vanilli, pavyzdžiui, žinai. Nežinau, nebijau. Milli Vanilli yra viena garsiausių apgavikių grupių. Yra daug visokiausių dalykų muzikos pasaulyje, kurie, pavyzdžiui, hebra ten... pavogė gabalą, tarkim šitas Vanilla Ice, kur ta Ice, baby, tai čia buvo Bowie ir Mercury Under Pressure pavogtas, bet vienas žiauriausių skemų visų laikų muzikos istorijoje yra Milli Vanilli, tai yra grupė, kurią netgi savo svajonių įvardino Bruno, šitas Sašo Baron Coheno. Tai kas nutiko, kad buvo du bičiai, kurie buvo modeliai ir jie, man dabar užkrito gabalas, man atrodo yra, jeigu neklystu, jų gabalas Girl, you know it's you, I love you. Man atrodo, jų šitas ir yra tas pats garsiausias, jeigu neklystu. Ir jie ką padarė, kad jie nemokėjo net angliškai normaliai, nei dainuoti, ir jie visą laiką pagal fonuškę dainuodavo. Tai yra įrašyti kiti dainininkai ir jie tiesiog išeidavo kaip veidai. I wanna finger bang bang you into my life. ir juos pagavo po to, ir čia buvo vienas didžiausių dalykų, kur tipo. Ir jie po to, man atrodo, bandė grįžti jau su savo balsais, bet ten buvo... Ta prasme, dude,
čia visiškai nieko. Kiek aš esu matęs tų visų failų per televizijas visokias, kur mikrofonė tą pusę laiko arba gitarą be stygų, tipo, groja taip uždėjus ranką, kaip su kumštinė pirštinė būtų tiesiog. Man net nėra taip blogai, jeigu tai yra entertainment. Nu, kažkaip aš įsivaizduoju, kad turėjo kažkada taip nutikti. Ta prasme, per mamos apdovanojimus fonogramą buvo. Taip. Čia yra šitas... Buvo toksai filmas, kur sukuria netikrą moterį CG, kuri yra aktorė ir ten visi įsimylė ir niekaip negali jos parodyti, niekam, nes jinai yra kompė. Tik tai kažkaip užkrito, kaip jisai vadinasi. Skamba kaip filmas, kuris turėtų būti per teliką rodomas bent kartą per metus. Tai būtent kas Milli Vanilli man yra legendinis šitas dalykas. Labai siūlau pasiskaityti. Iš viso žiauriai geras yra WatchMojo sąrašas, kur labai daug išvardinta gabalų, kurie yra nuo kažko ripofinti. Pavyzdžiui, netgi Led Zeppelin šitas You Need Cooling. Šitas jisai netgi yra ripofas nuo kažkokio klasikinio bliuzo. Jūsų laida nuo Comedy Club Rusų yra ripofas. Žinai, jau kiek aš šitų savo kanale dabar pradėjau gauti. Yra kažkoks rusas, pasirodo, Bad Comedian. Kur aš net nesuprantu tiek rusiškai, kad aš galėčiau vokti žmogaus. Ir jis daro ten po 4 valandas, pavyzdžiui, video. Jis pasilgesnis už filmo video vienas būna ir vis tiek visą laiką atsiranda ne rusai tik tai geriausiai. Vat ką jau jie moka. Kas natas išrado? Taip. Kas? Šiaurės Koreja? Rusai. Tai va, pakrokim rusiškas muzikas. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. O kažkaip sulindau į tą kėdę, žinai, tas toks, kur subinė kažkaip netai pasidėdė. Aš dabar galiu pasakyti, kad aš esu laimingas žmogus, kai nusipirkau tą kėdę, nes nebėra, kad 15 minučių ir tipo klaustuko formos, kas ir kodėl stuburas pasidaro. Tiek aš nežinau, Vaidutis nusipirko Space Age kėdę, kur ten, kaip ir South Parką, kur ten šikiai kibirą iš karto. Racer 3000 X4000. Žodžiu. Nori gerą? Papasakosiu dar dalyką? Labai. Hermit crabs yra tokie gyvūnėliai. Taip. Ir jie evoliuciškai išsievoliucionavo ilgesnius penis savo, dėl to, kad nieks nepavogtų jų kiautų. Nes jie anksčiau turėdavo išlysti iš kiautą, tipo pasimeitant ir tą grįžti atgal ir tuo metu ateidavo kitas ir pavogdavo geresnę kriauklę. Supratau, tai jie dabar tiesiog iš savo chatos išleidžia tokį... Prailgintuviuką, tokį chlapučiuką susijungia. Tokį kaip, žinai, kaip gaisrininko žarna, kur taip išsiridena, flop. Gal norite, prašau, ir taip ridenasi, ir taip, ir kaip prie panos atsiridena ant zalupkės žiedas. O, kaip miela. Ir tada jinai išeina jo pasimti ir jos pavogė, nes patelės penių neturi. Ir tada jis jos nebenori vesti, nes savo chatos nebeturi. Evolution at its best visiškai. Taip, gerai. Šiandien norėčiau jums parekomenduoti tokį dalyką. Nežinau, gal kai kurie žinote, gal kai kurie ne. Aš buvau matęs internetuose šitą pavadinimą, bet taip niekada neužgaudžiau. Ir dabar čia mano vienas bičiulis sakė, kad žiūrėjo šitą dokumentiką, ką daugiau iš manęs, apie Fire festivalį. Ar žinai šitą dalyką? Fire rašosi... Tai čia dar žiūriau. Fire festivalis, tai rašosi su F-I-L-G-R-E. Yra festivalis, kuris buvo sukurtas tokio bičio, kuris sugebėjo susikurti labai daug ryšių visame pasaulyje. Vienas iš jų netgi buvo tas reperis Ja Rule. Ir jisai... pradėjo savo, žodžiu, karjerą, ten išgarsėjo tokias paleidęs korteles, panašiai kaip vizos, tokias kopijas, kurios ten yra labai VIP, visą kitą, užsidirbo pinigų ir paleido festą, kuris vadinasi Fire Festival. Ir jis pasiėmė Victoria's Secret modelius, su jais padarė reklamą ir ten yra Bahamose tokia mažytė salytė, privati sala, kur tu atskrendi, tave atveža ir ten vilos ir, žodžiu, nu, tipo labiausiai luxury, ten turėjo visi, važiuoju, ten Blink-182 turėjo koncertuo, nu, žodžiu, visi sutiko, visi jau važiavo, išpirko ten per dieną visus bilietus absoliučiai. Žmonės ten vieni gali gyventi jachtose nuo kranto, kiti gali gyventi vilose. Ten, nu, žiauriai padarytas marketingas ir tada žmonės atvažiavo tenais. Ir paaiškėjo, kad visa tai yra skemas. Ir kas daugiau, ir atvažiuoja tenais ir vis stovi palapinės, tiesiog nieks ten nestatyta, laksto vietiniai Bahamų kažkokie gyventojai, kažkokias lentas nešioja, kažkokius čiužinius nešioja, dar kažką. Ir visa ta istorija, kaip tas visas skemas vyko to bičo, kuris pasirodo turi labai labai tenais gilę skemerio, pavyzdžiui, istoriją. Tarkim, jisai sako, jums siūlome neimti grinų, bet tokios apyrankės yra, į kurias galite persivesti pinigų, ane? Ir tipo
jūs pridedat tą apyrankę ir jinai ten tik jūsų nuskaito apyrankę, kitas žmogus negali ją naudotis, mes užkoduosim specialiai ir jūs ten įsidėkit $300. Visi privedė, jis ten surinko kelis lemus, tada uždengė kažkokias skolas vėl ir jis tokį tik dėlioja, tada susirinko visas šaibas ir tipo tepės lydas. Kai neišduok per daug. Tai, ne, nu tai ten pačioje pradžioje šitą pasako, ten po to jau aiškina visą struktūrą. Tai va, ir būtent visas šitas yra kaip ten visokiausi influenceriai, dar visi kiti ten, hei, žinai, hebra. Kuriais metais čia buvo? Nežinau. Nesenai, čia tikrai šioje dekadoje. Tai ir ten kaip jie visi atskrenda su lėktuvu ir ten, hei, fotkinasi, ten Instagramas dega, nušakęs, nu, ta prasme, varom pas modelius, visi tūsint ir visų atvažiuoja mokyklinis autobusas paimt, visi, okei, nu, gerai, nu, prikolas ir tada visi atvarė ir sakė, kažkokia tai fotkė pradėjo visą tą festivalį, kažkokie ten su modeliais ir tai buvo sprogo internete, o tą festivalį uždarė, kai buvo pirma fotkė įkelta, kaip atrodė maistas tenais. Ir tada jau prasidėjo visas šudovežis pajudėjo. Ir, žodžiu, tai va, tai yra Netflix'ose šitas dalykas. Netflix Fire Festival Documentary. Yra labai daug informacijos. Jeigu neturite... Jį metagi visuose, man 10 kartų įrodė, bet aš nepražiūrėjau netgi trailerą, nes pačioj pradžioj buvo, ne? Taip. Nes ten pati pradžia, kur modeliai laksto po paplūdimį. Tai galite žiūrėti Netflix'us. Jeigu neturite Netflix'ų, jeigu prašysite Fire Festival, yra YouTube beveik 6 milijonų peržiūrų video, yra toksai bičas, kuris daro tokias kaip ir retrospektyvas apie visokius... apipasakoja visokius tokius dalykus, tai bus mažesnis production budget, bet bent jau sužinosit visą pagrindinę istoriją. O jeigu turit Netflix'us, tai skirkit laiko, pasižiūrėkit, čia ypatingai jums visiems tų sofčikam, kur jeigu neturit, tai bus geriausiai išleisti $2 per mėnesį, aš tie galiu pasakyti. Su 4 draugeliais susimeti ir viso. Taip. Gerai, tai šitą dalyką rasit mūsų Discord'e, jeigu patys nesusigaudysit, o jeigu dar nesat jame, kaip vis laik, sakau, parašykit mums į mūsų Facebook'o puslapį Vaidas ir Kluimas ir numesim nuorodžikę jums. Išėjo dabar toksai, pastatytas buvo ir kritikuojamas internete, yra restoranas, kuris vadinasi Pablo's Esco Burgers. Jeigu angliškai straipsnis vadinasi Restaurant draws backlash for name serving hamburger with line of fake cocaine. Nu tai, okei. Palauk, jie surimavo. Restaurant draws backlash for name serving hamburger with a fake line of cocaine. Galėtų būti rimas kokią nors naują gabalą. Taip, tai ką jie daro, tai kad jie tiekia burgerius ir ant viršaus ten gal iš miltų, gal iš ten cukraus dar kažko ir tokį netikrus pinigus susuka ir įkiša dar į patį burgerį. Kas žiauriai gera prezentacija yra. Man yra klausimas, kur yra ta riba, kiek tu gali daryti dalykus, pop kultūrą, apart užsidarius, pavyzdžiui, ten forčianai visokie, netgi iki internetas daro memus, tą pačią dieną žūsta 1000 žmonių, bus memas, ne? Yra grupsų, aš žinom Lietuvoje grupsų, kurie jau yra. Man yra įdomu, aš ne tai, kad sakau, kad negalima, aš to niekaip nesakau, aš tiesiog noriu tavęs irgi paklausti, kur yra tas, ar tu turi savo galvoje nusibrėžęs, pavyzdžiui, Pablo Escobaras buvo žiaurus labai žmogus. Jis skandindavo savo kambarinės už tai, kad jeigu įtardavo, kad ten vagė savo jo ten papuošalus, prie visų ten baseinę suriždavo rankas ir kojas. Ta prasme, va šitie visi, all that jazz, kaip sakoma. Ir po to yra dabar tos džemperiai su Hitlerjugeno to realiui. Kur boy užrašyta. Šitie. Po to buvo labai populiaru nešioti sovietų šituos atributiką. Labai prikolas yra ten. Kūjis, pjautuvas, dar kažkas. Bet man yra įdomu, kiek turi laiko dar praeiti, kai pavyzdžiui, tuo Mešino nešios rožinį džemperį, ant kurio bus 2 rugsėjo 11 bokštai ir juos griauna katino galva, pavyzdžiui. Aš manau, kad tokia jau yra sukurta tikrai. Jo, bet turiuomenį, kurie būtų priimti normaliai. Kad priimtina bus? Jo. Nežinau. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes jau galim tą Hitlerjugeno realiai. Ta prasme, sovietmetis buvo baisus, ne, irgi laikotarpis gali pasakyti, bet tarybinės dešelės tai pardavinėjamos dabar yra. Ir... Tai va, aš ir kalbu, kur yra tas, kada tai mums yra priimtina, nes čia tai, pavyzdžiui, neskamba baisiai. Tikrai. Man čia kaip bairis visiškai skamba, prikolas. Jo, tarkim, pavyzdžiui, bet jeigu tu užsidėtum svastiką, tai tu būtum visuomenės atmestas, ar ne? Indijoje yra Hitler Fried Chicken. Restoranų. Tai va. Ir šitas, bet pavyzdžiui, tie
Stalinas daugiau žmonių užmušė negu Hitleris. Pražudė, jeigu tai pasakius. Tai bet, nu, tipo, vat kur yra tas dalykas? Kaip tu manai, vat, pavyzdžiui, kas tau jau būtų nezėba, kur tu sakytum, šitą aš jau nenorėčiau, kad žmogus nešiotų. Jeigu nešiotų? Nešiotų maistas, whatever. Manęs tai nieks nežaidžia, bet ko gero čia visuomenės labiau klausti reikia, nes mes turim tą tough skin, kur, mūsų nežaidžia dalykai, mes galime žaisti kažką, bet ne mūsų dažniausiai. Nu, taip. Tai va, man įdomu, nes, pavyzdžiui... Tu turi kažkokį nusibrėžęs pats, nes aš dabar galvoju ir nesugalvoju to. Aš savo kartais turiu įteikti, kad, čia jau ir nebegerai. Žinai, bet, pavyzdžiui, šitas Pablo Escoburger man tas netikras kokso lainas, man tiesiog yra bad taste labiau, toksai neskoninga padaryta. Bet Escobaras labai romantizuojamas toks, man atrodo. Tai va. Žinai, kada yra romantizuojama? Kai yra tasai mafiozo garbė. Va čia yra toks žavesys visą laiką. Nes... Tipo, sugebėjo bičas viską padarė savo imperiją. Visokie Wall Street'o vilkai, šitas Escobaras, kas šį dar iš tokių romantizuojamų. Kennedys? Kuris Kennedys? Kuris buvo tas, kur davė su panom prezidentas? Ne Kennedys? Tu kalbėjai apie Clintoną. Sumaičiau, bet Kennedys biškai kitaip baliavojo. Kennedys su kitokiu bengu išėjo. Tai sakau, gal tokias maikas jau nelabai norėčiau. Kaip Kennedys nušautas yra? Nelabai žinotum, kada išplovė, kada ne. Ejau! Taip, nes Kennedys yra didysis valstybės pasididžiavimas. Aš dabar tik tais atsiminiau, biškai nukreipus temą, jeigu nespėksi. Mes su draugė, labiau jinai sugalvoja visiškai genialią idėją verslui. Okay. Kur, pavyzdžiui, tu keliauji kažkur ir dažniausiai reikia kažkokių magnetukų, ne magnetų, ten tokių, tipo, visai niekaliukų parvežti kažkam, ten mama, kad ant šaltų uždėto ar kažką, ne? Taip. Ir kad nereiktų tenais varyti ir su egiptiečiais dėrėtis dėl magnetuko, kad ne už $10 nusipirktum, o 15 už $2 nusipirktum. Tiesiog Lietuvoje padaryti šopą, kur visų šalių būtų atributika. Taip. Ir tu tipo grįžti iš, tarkim, ar iš Kenijos, ar iš JAV grįžti, ar iš bet ko grįžti ir tiesiog nuperki tą Lietuvoje ir paduodi. Ir nereikia to hassle daryti, kai keliauji. Tai vadinasi oro uostas. Bet tenais nėra visų šalių. Tai kiekvienoje šalyje tos šalies dalykai yra oro uoste. Ir ten nieks su tavim nesideri. Okay, bet tenais brangu bus. Dar nepasiėmėt paskolos šitam dalykui? Ne, dar nepasiėmėm. Nes man atrodo kaip epinė idėja, nes, pavyzdžiui, man žiauriai užsinsa pirk šitus niekaliukus. Tai nepirk. Bet reikia. Reikia. Wow, užsirašinėję sėdė, blemba, veik, tu savęs jau būtą užstatę. Aš jas menę esu. Aš neveltui apie tas paskalas užsiminiau, žinai, pradžioje laidos. Jo, aš sudeginčiau biznį aš 6 mėnesių neišgyvenčiau su bizniu. 3 neišgyvenčiau. Man šis sakė, mes radijo nesudeginom dar šitą. Jo. Nes mes čia atsakomybės jokios neturim. Aš dažnai nesuprantu, aš esu tiek savo bendramžių girdėjęs, kurie sako, žinai, aš niekam nenoriu dirbti, aš noriu savo dirbti. Tu žinai, kaip yra saugu kažkam dirbti, tu motinmili, jeigu tu turi gerą darbo vietą, tipo, kur tu, esi, pavyzdžiui, dabar skandinaviški visokios ten įmonės, kur atvaro, kur yra tave gerbė kaip darbuotoja ir tu gali saugiai, būti, pavyzdžiui, samdomas darbuotojas, dar kažkas, savo biznį. Tu saugiai jauties? Aš? Gana jo. Aš savo įgūdžius sukdavau kaip amatininkas. O tu ne? Aš visiškai saugiai jaučiuos. Dabar su manim? Kiekvieną dieną paskutinę balą, galbūt bet kuriam iš mano darbų. Tai ką, žinau, mokykis, meks dar kažką. Krepšininku būt. To, kur sakei, kur krepšius daro, ne kašioro krepšininku. Kur pačiu kiečiausiu tame seniausiam Lietuvos kare. Rivalry atsidurps. Gerai, pavyzdžiui, gerai. Sukuriam dabar situaciją. Zipo nebėra. Gerai, prarandi kalbos dovaną. Prakeiksmą labiau, sakyčiau, už tavo pusės, bet... ir viskas. HK nebėra ir nebėra šito radijo. Ir pusės streamų tada nebėra. Ką darai? Į Tailandą varyčiau. Uždarbiaut. Į Tailandą ką dirbtum? Išmokčiau su Photoshopu dirbti, o kai su Photoshopu dirbi nereikia kalbėti. Ir daryčiau su Photoshopu dalykus. Kodėl Tailande? Nes ten pigiau gyventi negu čia. Ir labiau fainai. O kokius tu Tailande darbus darytum? Aš su Photoshopu dirbčiau Tailande. Nes ten penius žmonės realiai užsideda. Ten nereikia jų klijuoti per kompą. Supranti, ten žmonės, tam operacijos yra. Ne, aš skandinaviškom įmonėm darysiu Tailande Photoshopo dalykus. Tai tu realiai... Ta prasme, žiūrėk. Tu nuvažiuosi į Azijos valstybę tam, kad būtum outsourcintamas į Skandinaviją. Taip, bet man pigiau gyventam bus. Jo, teisingai. Tai o daugiau nėra kitų valstybių, kur galima pigiau gyventi?
Rumunija, bet aš ten jau buvau, ačiū. Aš daugiau tenais nenoriu. Nu, o kokią, žiūrėk, davai, kokią pigią valstybę tu man gali pasiūlyti? Aš įsivaizduoju, nes buvau 3. Bet, tai, tipo, ką tu įsivaizduoji, kas yra pigi valstybė? Nežinau. Nu, aš nežinau, ar Tailande priliptų škurą tau ten gyventi visą laiką. Nu, ta prasme, pradėtų daryti skoktą. Aš manau, kad čia, jeigu, ta prasme, tu su savo krapštumu galėtum Photoshop'u išmokti, manau, ir čia galėtum pasidaryti. Nors ką, žinau, kas nors esat grafiniai dizaineriai, parašykit mums į Facebooką, ar įmanoma išgyventi Lietuvą. Oi, sunku, sunku. Oi, seniai, nu, ne tas. Praeitą mėnesį tik 2,5 kai uždirbu. Oi, ne tas, kažkaip, žinai. Vaikystės patiekalai yra melas. Aš šiandien šitą dalyką supratau. Nes kas atrodė man tada, kas man žiauriai skanu yra ir tipo, wow, kaip valgydavau, dabar pasidarau ir tipo, pavyzdžiui, vienas iš tų dalykų, kuris anksčiau būdavo man žiauriai skanus ir dabar šiandien pasidariau mano košės ir pusę šaukšto suvalgiau ir išmečiau pro langą. Bet skanėję pasidarė ar tą tokį, kur tu kandi kaip į didįjį nykštį? Ne, viskas ten buvo džbūzgūzį, smoothie rack. Cukriuko įsidėjai, cinamoniuko pasivarstai. Cinamoniuko, cukriuko, viską padariau kaip reikia ir... O tu su pienu ar su vandeniu? Su pienu. Visai, tada bulletproof čia yra. Tada neturiu ką daugiau to pasakyti. Nu, tipo, skanu turėtų būti, ne? Nu, taip. Bet nebuvo, visiškai nebuvo. Kas galėjo pamanyti, kad dalykai iš vaikystės net laikė laiko išbandymo? Toksai. Nes aš, pavyzdžiui, maistų, aš mano košės nevalgiau nuo... Neįsivaizduoju, nes vaikystėje aš... Tai va, aš tau kaip, ta prasme, žuvų peršteliai, wow, kaip valgydavau, kaip skanu, dabar kažkada išsikepiau, tai pradaręs skersvėjai, palikau 3 valandas atėjęs laidą, kad išsiveidėtų tas kvapas iš namų. Ir su visą keptuvę tiesiog tokį, kaip lėkštą paleidau. Ja, dabar turgai kažkur Kalvarijų guli mano keptuvę. Labai jokinga yra, kai internetuose mamos pradeda bandyti skaityti Litspeaką, ten visokiausius kodus ir pavyzdžiui dabar sklinda naujiena netikra, kad LOL internetuose reiškia Lucifer our Lord. Ta prasme, šitas dalykas. Tai aš nežinau, kodėl taip yra. Aš atsimenu, kažkada skaičiau dalyką, kad kažkada mama galvoja, kad LOL yra lots of love. Taip. Tai tipo daug meilės į lietuvių kalbą išvertus ir tipo šiandien tavo senelis mirė LOL. Ai, jo, mačiau. Ai, mes dabar dar netikras naujienas darom, tai sumaišiau, nesvaru. Tai apkeisim, po to kitą padarysim. Nu tai va, tai tas yra patys visi tie linksmiausi, kur Christian Moms Against Weed, visi tie puslapiai, kurie vėliau tapo troliais. Esi matęs tą video, kur energetinio gėrimo, kuris su monstrais susijęs, tai pasakysiu, skardinė rodo tenais 10 minučių aiškina, dėl ko čia yra šetono dalykas sukurtas. Čia yra toks, palyginus 9 vanduo nuo Kisieliaus, palyginus su tuo, kas buvo, kai barkodai išėjo, kai aš nežinau, kada atsirado tiksliai barkodai. Kai Hitmanas čia. O, prašau. Man atrodo, barkodai yra kažkur apie, lipant į 2. tūkstantmetį toks dalykas, jisai kažkur buvo. Nes žinau, kad kasetės darydavo apie šitą dalyką ir buvo religingų organizacijų, kurios išleido kasetės, kuriuose aiškina, kodėl barkodai yra tas vadinamasis Mark of the Beast. Tai yra šetono ženklas, pabaiso ženklas. Ir taip jau gaunasi, kad ten taip suskaičiavo, jie tokią matieką susigalvojo, sudėliojo, kad sudėjus ten skaičius, visų ten tos linijos, 6. Ir yra visas video, galite pasižiūrėti Why Barcodes are the Mark of the Beast, visą instructional video, yra labai linksmi šitie dalykai ir yra visokių labai linksmų video, kaip žmonės interpretuoja ypatingai savo tos dalykus. Man tai buvo life changeris dalykas, kad aš sužinojau, kad barkodo ne juodus brūkšniukus skaito tasai pipsius, o tarpus, bet tarpiukus jo. Jo, jisai atstumu. What? Tai iš viso labai man patiko... Sveika, čikė. Kaip skaniai. Šitą, net pakasis smegenis. Toksai... Gal veik pradės. Žiūrėjau irgi apie
apie pranašystės, tai ten ir barkodai visi tie buvo, atsit, kad barkodas pranašavo, kiekvienas panaudotas barkodas pasaulyje kviečia velnę ir kaip ten 666 prekės bus nuskaitytos, nu tai tu ten ausų krapštukų nusipirkai ir alaus, tai viskas, tada jau tu dviem arčiau velnės. Negauna tų žinučių, jeigu kiekvienas barkodas įkviečia. Ir taip pat žiūrėjau ir apie tas visas Nostradamo pranašystės. Žinai Nostradamo? Yeah. Ir žiūrėjau, kiek ten pritempinė. Yra žmonių, kurie save skaito pranašysčių dekoduotojais. Ir sen, tu Stora merga pėtkelnių taip nėra pritempus, kaip tenais Hebra randa tarp eilučių, ką skaityti, kur ten taip jau nėra nieko, tai yra žiauriai geras. Čia nėra tas dalykas, kas teksto suvokimas peršamas mums 12 metų mokyklos privedė prie šito dalyko. Taip, žinoma, tikrai. Aš esu neseniai grįžęs prie kai kurių kūrinių, vienas iš jų buvo Hamletas, kurį mes nagrinėjome šiaip per literatūrą ir tenais tiek buvo išvelgta dalykų, kur ten taip viskas gudriai, aiškiai, bet ir kartu su pamastymu, bet ten tikrai nėra tiek tenais jau visko, o ten lietuvių mokytojas. Čia kaip ta legendinė istorija, kur kažkoks rašytojas parašė kūrinį ir jo įdėjo egzaminą, dabar neatsiminsiu, kuris čia kažkas iš lietuvių rašytojų įdėjo į lietuvių kalbos egzaminą ir jo pačio paklausė, ką iš čia norėjo pasakyti, kad nieko parašyta, o viskas, kas parašyta, čia nieko nėra giliau. Tas atėjo pas tą, malūnus sugriuvo, tai pas pinčiuką išėjo ir sustaikė viskas. Sugėrė ir baigėsi. Tokia istorija ir yra čia. Ne, supranti, čia yra apie 16 amžiaus lietuvių baudžiauninko realijas. Lažo atspindžiai mūsų šitame visame. Aš tikrai nesakau, kad nėra literatūros pilna kūrinių, kuriuose... Man tas buvo geriausias metamorfozės, aš atsimenu, kur tipo bičas į lervą pavirtas. Pasirodė, kad mobilka iškrito iš kišenės. Ne, tavo mobilas ant stalo. Taip. Ir tipo į lervą pavirsta ten bičas ir tada aš galvoju, aš ką rašau blogai yra. Jis apsimet, kad jis lerva yra ir lifte dirba, tipo, kur viską ten savaišai. Aš su tokiu mokėmės, biču tokiu buvom susidraugavę mokykloje, kuris rašydavo, jisai sugebėjo, aš neįsivaizduoju kaip, bet žinai, yra tokių žmonių, kurie kažką daro pakankamai nuprotėjusiai. Žinai, it's just insane enough that it might work. Vat jis tą tokį turi, kur ir žmonės bando tą, aš bandžiau tą visą laiką ir man nepavykdavo, o jis va tas žmogus, kuris praslysto. Ką aš turiu omeny? Mes rašydavom, pavyzdžiui, rašinius ir jisai kažkada pradėjo, jisai rašė, mes turėjom tokią labai interpretuojančią lietuvių mokytoją, kur ten, kaip interpretuoja viską. Ir jisai pradėjo rašyti rašinį ir po to jisai kažkur nuo antros pastraipos tiesiog vertė į lietuvių kalbą Blinkų lyriksus. Ir rašė ir jisai ten... Ir jis ten visi šie maži dalykai ir vis dėlto Vilkas yra atsakingas už rugsėjo 11-osios išpuolius ir ten va tokius dalykus prirašė, sako, aš tiesiog beleką sudėjau. Senė, jisai 10 gavo. Aš mes sėdėjom visi už galvų, va tai va susijėmė ir jisai sako, I cracked the code. Viskas. Kaip tikybos pamokose į viską atsakymas yra Dievas, nes jeigu ne, tai žinai, tai ką jūs norit pasakyti, kad ne, mokytoja, tai čia lygiai tas pats yra. Ką, paskutiniai akordai Laidžikės, ne? Jo. Paskutiniai akordai šios savaitės. Sorry, kad aš visą laiką vis apie tuos ten filmų dalykus, bet dar kažkas, bet čia yra išsišakoja į platesnę temą šitas dalykas. Aš normaliai pasidomėjau, kodėl, kai prasidėjo tas Me Too, kuris tęsiasi iki dabar judėjimas, kuris ir prieš tai judėjo, kuris, daugam ir padėjo, bet yra ten ir visokiausių šeikių atvejų, žodžiu, žmonės viskas gali sugadinti ir gerus dalykus. Bet aš apie tai dalyką, kaip tas pagrindinis Harvey Weinstein, tai žinai, tą bičą, kai jis ten pasmerkė, kodėl iki tol nieks nieko nedarė, nes dažnai sako, kodėl nieko nesakė. Ir aš susiradau žiauriai gerą video, kur paaiškino, kodėl visą tai vyko. Pasirodo, tas Harvey Weinsteinas, jisai buvo bičas, kuris buvo žinomas kaip Oskarų kalvis. Jisai kaldavo Oskarus. Jisai darydavo tokius dalykus, kurie būdavo super shady. Pavyzdžiui, tai jeigu tu yra žmonės Oskaruose, nes ir čia irgi artėjant Oskarams, žmonės, kurie yra vertintojai.
Oskarų komisijos dalis. Tai pavyzdžiui, jeigu jisai sužinodavo, kur jie atostogauja ir jisai suorganizuodavo ten savo filmo rodymą. Tame, pavyzdžiui, žmogus ten Havajuose arba ten Tailande viskas rodo jo filmą. Jisai važiuodavo pas juos į namus su dovanom, kviesdavo ten visokiausius, ten papirkinėdavo visokiausius dalykus ir jisai kaldavo, kišdavo. Pavyzdžiui, Saving Private Ryan negavo Oskaro vienais metais, o gavo ten visai kitas filmas, kuris nebuvo gal toks geras, kaip daugelis sako. Ir pasirodo, tiesiog visi norėjo ir su juo dirbti ir gauti tą Oskarą ir tiesiog visi, kol buvo Oskarų kalvystė, toleravo šitą dalyką, visi žinojo absoliučiai ir tik tą sekundę, kai mes jau nebegirdėjom apie šitą dalyką, tada tada, prieš 10 metų. Ir tada prasidėjo šitas visas šūdų vartai atsidarė. Nes manęs vis pasiklausė, ką aš manau apie Oskarus, tai ką aš manau apie Oskarus. Man tai yra labai politinis renginys. Ir tai daug apdovanojimų politiniai yra. Ir politiniai, bet ir tokie, labai, įtakojami labai stipriai, labai lengvai, nes, pavyzdžiui, kaip eina bangom ten visą laiką, tu išeina vieni metai, kai visiems rūpi holokaustas, viskas, ir visi, tie, kiti metai, homoseksualūs personažai, ir tik tai reis, gali būti geriausi filmai iš paskos. Tai kaip Eurovizija. Nežinau, ar taip eina bangom, Eurovizija, tiesiog ten daina laimi ir viskas, kas ten tokio politinio. Celebrating diversity ir panašiai. Bet gerai, kas ten būna tokio... Dažnai labai politinis visokius pasisakymus turi laimėtojai ir panašiai. Gal, ko gero, bet ten jie turbūt priruošti visi būna. Žinai, ką aš norėjau apie Oskarus pasakyti, kad, man atrodo, nėra svarbu Oskarą gauti, kiek svarbu yra prieš išeinant filmui gerą promo pasidaryti, nes tau nuo Oskaro revenue neateis. Ateis. Nebent ateinantiem filmam. Ir tam pačiam filmui pareina potom milžiniški pinigai. Pasirodo, po toliau visų DVD rentals ir visi kiti dalykai. DVD rentals nebėra. Vyksta, aš dabar šitą video aš galėsiu numesti. Blockbusteris užsidarė. Kas Blockbusteris? Tas, tipo... ne DVD rentals buys. Ta prasme, yra didžiulė rinka šitam dalykui ir filmas... TV3 nusiperka kokį... Taip. Ir tais Oskaro nominantas. Ne rentals, aš tą norėjau pasakyti, kad, home video, va tą noriu, kad žmogus žiūri namuose, aš tą norėjau. O gauni kažką būtent laimėjęs? Tu laimi Oskarą ir tada tas filmas sproksta į dar vieną antrą kvepavimą. Jisai į nemaža dalis, ten iki 30% uždirbtų pinigų gali ateiti po Oskaro dar. Nes tai visai yra ko investuoti tos Havajus. Taip. Ir Hebra daro tiesiog tuos dalykus teisingai, žino kaip marketing, žino kaip pasigauti tuos žmonės, kurie vertina Oskarus. Ir bet žino, jie turėtų būti tokie kaip tipo vos ne liudininkai, žinai, kur jų tapatybė gan slepiama turėtų būti, nes jeigu tu taip gali palengti žmonės. Tai yra visos taisyklės, kad negalima, kai vyksta Oskarų vertinimai, negalima su jais susitikti kažkokiais tai tikslais. Jie viską yra pažeidę ir sugebėjo kalti. Tai yra pats sėkmingiausias marketingas. Tai vadinasi, netgi buvo pavadinta campaigning. Tai yra tas pats terminas, kuris naudojamas, kai varo žmonės į rinkimus, dar kažkas savo ten kokiais nors kongresmenais tapti ir panašiai. Tai yra lygiai tas pats terminas naudojamas campaigning. Va būtent, tu eini ir juos kaip rinkėjus palenkinėjai savo pusę visokiausiais dirty būdais. Čia taip pat, kai būna tasai, ko gero klausytojai irgi žino, kur, pavyzdžiui, eina kažkokio filmo traileris, anonsas ir būna tarptų lauro lapų, tipo kažkokie surašyti vos apdovanojimai. Bet ten dažniausiai, jeigu paskaitysi, kas yra, kad jie nelaimėjo to festivalio, bet dalyvavo tam festivalį. Official selection visą laiką būna. Ir tą gali sudėti, tipo, visus, kur dalyvavai. Taip, gerai. Gerai, ačiū bičiuliai, kad labai buvote. Tikrai labai buvote. Mes irgi labai buvom visą savaitę su jumis. Visų laidų įrašai, visos savaitės, visų paskutinių metų, man atrodo, netgi įrašai yra YouTube ir Mixcloud. Įrašykit Vaidas ir Kliumas ir švęskit visą savaitgalį su mumis, kaip daugelis žmonių, kur sakė, jau 3 kartą suka mūsų visas laidas. O mes einam tada atsikvėpsim, beje, labai laukiu šeštadienį. Šeštadienį turėsim filmavimą, paskelbsim, bus padarytas video, viską pamatysit, viskas bus išskelbta, manau, bus labai įdomu. Patyzinsiu, kad tai bus su turinys manim, Vaidučiu, Paul Demiko ir Luku Ramono pirmasis epizodas. Viską pasišėrinsim, viską pasidarysim. Tai va, o dabar varom ten toliau kūrybint ir jums gero ketvirtadienio, bičiuliai. Neprigerkit per anksti. Čiau. Neprigerkit per anksti. Čiau. Neprigerkit per anksti.